Birželio 2 dieną prekybos centre Ozas, prabėgus 2 turnyrams prieš akis, atėjo laikas švęsti. Kino salėje įvyko sezono uždarymo šventė. Čia susibūrė beveik pilna salė žmonių, kuri norėjo šį vakarą praleisti kartu su sostinės krepšinio mokykla ir kartu paskelbti sezono pabaigą, bei prisiminti prabėgusias geriausias metų akimirkas. Apdovanojimus gavo labiausiai nusipelnę SKM partneriai, bei geriausiai pasirodė tiek aikštelėje, tiek ir už jos ribų žaidėjai bei treneriai. Metų komandos apdovanojimą pasiglemžė SKM 99 metų komanda. Metų citatos apdovanojimą laimėjo Povilas Čereška. Neblogai. Baigiamą sezono progą gavau 2 aukso medalius. Metų pergalės apdovanojimas nukeliavo SKM 2002 metų komandai, kurie iškovojo pergalę prieš Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją. Ir pirmas komandoje, pirmas mokykloje apdovanojimą gavo Lukas Zimantas, kuriam puikiai sekasi tiek krepšinio aikštelėje, tiek mokyklos suole. Šventės pabaigoje dalyviai kupini geros nuotaikos ir prisiminimų buvo pakviesti pasivaišinti specialiu SKM tortu.